Ar esi pats patenkintas rezultatu? Asmeninis, tu kaip iš pypkės ten šaudai tuos asmeninius ir visą kitą? Jo, kaip aš ėjau, norėjau smagiai praeiti Daugiakoje, rezultatai patys, kaip ir buvau pasiruošęs, kaip ir buvau. Galinės paskutinės 3 rungtys, kaip ir žinau, kad tenai taip prašiau yra palyginti su visais kitais, bet labai patenkintas, nieko negaliu pasakyti. Ar pats tikėjasi, tokio asmeninio, beveik 200 taškų, 8,000 jau, sakykime, į tą klubą įstoja, vis tiek solidu yra, tai... Ne, 8,000 giliai tikėjaus, bet nenorėjau nieko daug galvoti apie tai, nes geriau taip padaryti viskas. O vieta labai puikiai išėjo, tai dar smagiau pasidarė. O planavai kažkokią vietą turėjai, nes tavo asmeninis, sakykime, tai buvo, jeigu aš neklystu, 18 iš visur užsiregistravusių. Nežinau, koks asmenis buvo. Vietos jokios neplanavau, vietų čia sunku planuoti. Vieni geriau dalyvauja, kiti blogiau, Kristijanovui nepasisekė, tai jis nusiėmė po pirmos dienos. Tai čia vietą sunku priplanuoti, rezultatą. Nežinau, 8,000 galvojau, bet tikrai nieko nenorėjau sakyti apie tai, nes didelė suma. O ką jautai, kai tapai lyderiu? Atsirado didesnė psichologinė įtampa, nes tu jau... Psichologinės įtampos iš vis neatsirado, nes kaip sakau, žinau, lyderiai šoka po 5 metrus. Aš sezono geriausią pakartojau 10 cm mažiau nei asmeninės Daugiakovės su kartim. Ir po to rungties žinau, kad pereis ir mano ietis šlubuoja. Tai čia įtampos jokios tikrai nebuvo. O kartis tau kiek? 10 cm trūko iki asmeninio? Jo, 4,65 buvo, asmeninis yra, o 4,55 pašokai. Patenkintas. O vienas bandymas kartai buvo nesėkmingas, tu nesusižeidai, neturėjo įtakos tolimesniem ten? Pirmas bandymas buvo, pirmas. Ne, iš tikrųjų neturėjo, aš sėkmingai nusileidau, nes pagrindiniai nusileidau ant čiužinio, tik po to ten biškį griuvau, dar koją pastačiau teisingai nepasukau nieko ir viskas gerai, nesusižeidžiau, tik tiek, kad kai nukritai... iš šalies blogiau atrodė, negu iš tikrųjų buvo. Kai ietį pradėjai mėti, ta prasme, vis tiek turėjai tikslą pirmų bandymų, kažkokią tai taktiką norėjai atsigriebti, nes... Aš norėjau nusimesti ietį iš tikrųjų apie 55 metrus. Tai pagerint dar vieną asmenį? Pagerint dar vieną asmenį, kodėl laimėjau taip paės, tai kodėlgi ne. Bet ne, taip neišėjo, ką. Trenerių pakalbėjom, nieko nusimint, toliau eiti ir tik tais masažą pasidariau gerą prieš pusantrų, bet vis tiek su blauzda buvo taip sunkoka bėgti vieną ir... O nuo ko ta blauzda? O biški nuo treniruočių, nuo visko. Ta prasme jau... Silpnės nebuvo ir taip užkala pas manęs ir kaip nesveriu 80 kg, biški daugiau sveriu, tai tas irgi, 2 dienas tokį svorį atnešiuot. Savo duoda vis tiek ant kojų. O pusantrinio nebėgai, sakykime taip, neišsikrovė, bent jau atrodo ir nebuvo tikslo išsikrauti, nes lyg tai priekyje... Tikslas man kiekvienas taškas buvo brangus, tik tais tiek, kad labai sunku bėgti, nes kaip matėt, visi bėga po 4,40, o mano asmenis netgi toks nėra. Ir jis bėgęs 4,41 prieš 5 metus, bet šiemet jis yra 5,0 prabėgęs ir bėgau, kojos tikrai labai skaudėjo ir toks sunkumas buvo. Subėgau kaip galėjau, manau, ir gerai yra. Dar jau visokių tokių peripetijų pastaraisiais metais yra su Lietuva pas tave. Sakykime taip, tu galvoji, kad šitas startas tau tuos ryšius biškį juos padarys švelnesnius, gaudesnius ir panašiai ir ateityje gal galėsi lengviau realizuoti save kažkur. Matai, čia apie tai nenoriu net kalbėti, kas ten buvo, kas nebuvo. Viskas valdžia pasikeitus, labai puikiai sutarėm nuo pirmų dienų ir padėdinėjo tikrai ir viskas gerai yra. Viskas tikrai gerai. Dabar gal padės, biškį gal geriau bus, nežinau. Bus matyt, kaip ten bus. Kas po Europos čempionato laukia? Dabar bus poilsis. Ilgai ilsėsies? 4 savaitės, 5 gal netgi. O po to ruošimės žiemą Europos čempionatą. Žiemą kažkaip man gal ir geriau yra dalyvauti. Pirma diena pas mane labai puikiai būna visą laiką ir antra diena kartis labai trukdydavo gerai sudalyvauti. Bet kadangi 7 yra labai skirtumas didžiulis nuo 10, tai ateini kartį šokti iš Vėžės ir tenais pašokus
80-70, galiu būti vėl tarp lyderių Europos čempionate ir taip ir bus. Tikslas Londonas, aišku, yra. Taip, yra. Ir dabar ambicijų turėsi dar daugiau po sėkmingų. Taip, normatyvai įvykdžiau, tie metai, man atrodo, 8000 pasaulio čempionatą ir 8-2 ten Kazano normatyvas. Suprantu, kad nieko, tai šiemet reikia rezultatus gerinti kitais metais ir viskas bus gerai. Tai ačiū labai. Sėkmės. Gerai.